Išlikti saugiam internete yra labai svarbu, ypač tokiems studentams kaip mes. Pirmiausia, spręskime kenkėjiškų programų problemą. Ši kenksminga programinė įranga gali sukelti chaosą mūsų įrenginiuose ir pavogti mūsų duomenis. Geriausia apsauga? Įdiekite antivirusinę programinę įrangą ir nuolat ją atnaujinkite. Tai paprastas, bet veiksmingas žingsnis. Toliau pakalbėkime apie slaptažodžius. Stiprus, unikalūs slaptažodžiai yra pirmoji mūsų gynybos linija. Maišykite raidės, skaičius ir simbolius, taip pat apsvarstykite galimybę naudoti biometrinius duomenis, pavyzdžiui, pirštų atspaudus. Naršydami naršyklėje visada ieškokite adreso juostoje esančios pakabinamos spynos piktogramos. Tai reiškia, kad svetainė yra saugi, todėl galite saugiai dalytis savo informaciją. Ir nepamirškite 2 veiksnių autentifikavimo. Net jei kas nors sužinos jūsų slaptažodį, norėdamas prisijungti prie jūsų paskyros, turės atlikti antrą patvirtinimo veiksmą. Taip pat labai svarbu kurti atsargines duomenų kopijas. Sukurkite saugias svarbių failų kopijas, kad neprarastumėte nieko vertingo, jei jūsų įrenginys būtų pažeistas. Galiausiai būkite atidūs tam, kuo dalijatės internete. Visada abejokite nežinomomis svetainėmis ar nuorodomis. Žinodami apie pavojus, galite drąsiai ir saugiai naršyti skaitmeniniame pasaulyje.